Nepaisydamas stingdančio šalčio, abiturientas Justinas Norkūnas keliauja tobulinti dronų valdymo įgūdžių į Vilniaus dronų centrą. Kelios minutės pasiruošimo ir jis jau kelia FPV droną. Prisijungiau, pradėjau veiklą kaip jaunasis šaulys. Tuo metu buvau 8-tokas. Aš visą laiką mėgau aviaciją ir noriu arčiau eiti aviacijos kiek galiu. Ir dronai yra tas būdas man priartėti. Justinas, kaip ir kiti šauliai, norintys įvaldyti dronų pilotavimą, pradėjo nuo teorijos pagrindų įsisavinimo ir praktikos simuliatorių klasėje. Vėliau mokymai vyko dronų aikštelėse. Tai yra skraidimas su mažesnio tipo droniukais, tam, kad suprasti ir matyti, kaip jisai skraido, nes dažniausiai būna taip, kad žmogus žiūri ne į pultą, o į droną ir taip negali susikaupti ir normaliai pilotuoti. Ir tada ketvirtas etapas jau yra tie mokomieji bandomieji skrydžiai lauko sąlygomis, kur jau modeliuojam skirtingas užduotis, skirtingas funkcijas, pradedam nuo pakilimo, nutupimo ir vėliau jau komplektuojam sudėtingesnio tipo uždavinius su dažniausiai žvalgybinėm užduotimis. Turėjome rinktiniai įvairių dronų, FPV dronas, DJI Mini, DJI Mavicas, smagus dronai, jos yra paprasčiau valdyti, kai mes kalbame apie pusiau autonominius ir negana to brangus, kad savarankiškai nelabai norėtume pirkti. Pratybos yra paskraidai ir gavai pažaisti su to žaisliuku. Tai turbūt vienas didžiausių šaulių pliusų. Šaulių sąjunga investuoja daug laiko ir jėgų į suaugusiųjų dronistų rengimą ir yra suformavusi stiprią šio profilio kuopą. Yra suplanuota, kad ta kuopa išvirs į batalioną ir mes čia kalbam apie 400 operatorių ir viso pagalbinio personalo, kuris galėtų atlikti tiek žvalgybos, tiek kinetinius, tiek logistikos veiksmus. Mūsų 1031 kuopas platformų dydis ir sudėtingumas yra labai įvairus. Nuo, sakykime, mažiausių FPV dronų, kurie yra naudojami treniruotėms, iki fiksuoto sparno dronų, kur ten sparnų mojus yra iki 3 metrų. Mūsų pačių vertinimų dronai yra neišvengiamybė karo lauke, todėl mes norėdami užtikrinti galimybę, kad mes irgi turim tokį pajėgumą ir viso to pagrindas yra parama Lietuvos kariuomenei. Pirmaisiais metais jaunieji šauliai apmokomi bazinių įgūdžių – rikiuotės, taktikos, topografijos, orientavimosi, medicinos pagrindų. Iki šiol tik antramečiai, trečiamečiai jaunieji šauliai būdavo supažindinami su dronistams reikalingais įgūdžiais. Šiemet Šaulių sąjunga dronų entuziastams pristato naujieną. Steigiam jaunų šaulių dronų operatorių būrį, žiūrim į dabartinius poreikius ir kiek daug žmonių nori būtent prisiliesti prie šitų dalykų. Einam link to, kad jau nuo pirmųjų mokymosi metų bent jau pagrindus jie gautų ir tą bazinį rengimą, kaip pilotuoti, kaip su skraidyti, kaip su elgtis, galų gale kaip jį sumontuoti. Jauniesiam dronistams, man atrodo, kad pagrindinis dalykas yra tai, jog tai, ką jie daro, jos vežtų. Greičiausiai visi be išimties gali išmokti pilotuoti vienokio ar kitokio tipo droną. Šiuolaikinis jaunimas jie yra labai imlūs naujovėms, visa kita yra labai lengvai išmokstama, nes jie per dieną gali perprasti tai, ką mes suaugusių žmogų mokom savaitę laiko. Šauliai ir jaunieji šauliai dažnai pasitelkia dronus pratybų metu. Dažniausiai tai yra žvalgybinės paskirties uždaviniai, vietovės analizė, vietovės stebėjimas, informacijos rinkimas. Šiuolaikinės technologijos leidžia mums labai stipriai taupyti žmogiškuosius resursus, nes tai, kad žmogui reikėtų daryti fiziškai, eiti, žiūrėti, stebėti, gulėti ir šalti, mes iš esmės galime su bepiločio orlaivio pagalba padaryti. Nemokomės jaunimo kovos veiksmams, bet mes juos pažindiname su šiuolaikinėmis technologijomis. Apie kariūno karjerą svajojantis Justinas neįsivaizduoja savo savaitgalių, atostogų ir laisvo laiko be pratybų ir šaulių mokymų. Mano pirmos pratybos išvažiavimas į mišką atrodė taip, kad dar nemokėjau susikrauti kuprinės, neįsidėjau šiukšlių maišo visą dieną. Nuo pat ryto iki vakaro lyjo, pylė kaip iš kibiro, visi daiktai kiaurai šlapi, kažkas užkabino, kažkas patiko. Labai daug to noro sukelia grįžti, tą visą atmosferą sudaro draugai, kolegos, jaunieji šauliai, instruktoriai ir vadai. Bijau pameluoti, bet man 70% šiais metais įstojusių į karo akademiją kariūnų buvo jaunieji šauliai. Tai iš esmės ten labai didelė dalis tų jaunųjų šaulių išeina į karo akademiją, kariuomenį, policiją. Mes Šaulių sąjungai būtent ir rengiame jos tam, įvedame jos į discipliną, į drausmę, į tvarką, jiems pasikeičia tik aplinka ir uniformos raštas. Jaunųjų šaulių 4 pakopų mokymai transformuoja jaunuolius, skatina sustiprinti ir atrasti vidines savybės, kurios itin reikalingos kiekvienai brandžiai asmenybei.
Pagrindinis mūsų akcentas yra į pilietiškumą ir patriotiškumą. Šiuolaikinis jaunimas truputėlį stokoja tokių lyderystės įgūdžių. Tai būtent tie lyderystės įgūdžiai yra vieni pirmųjų, kuriuos mes bandome jiem įskiepyti, kad jie pasitikėtų savim ir kad eitų iki galo ir visą laiką bet kokioje situacijoje nepasiduotų. Kai atėjau į Šaulių sąjungą, aš būčiau save laikęs tikrai introvertu, nes nelindau, nebendravau, bet po to atsiranda galimybių, progų, kai tenka pabūti atsakingų grupelį judančiai, taktikuojančiai, pavadovauti. Šaulių sąjunga moko prisimti atsakomybę ir moko jaunuosius šaulius taip pat lyderiauti. Kartais gali atrodyti, kad kai kurios mūsų užduotis yra nelogiškas, lovą pasiklot, batus užsirišt, bet kai visą tą sudėdį į vieną visumą, tu supranti, kad daug dalykų ir daug procesų pasidaro labai lengvai ir paprastai, jeigu tiesiog laikaisi taisyklių. Tai ta transformacija jinai matosi ir žmogus tampa labiau savarankiškesnis, kiek jisai pradeda vertinti struktūrą ir taisyklės ir netraktuoja to kaip kažkokiu tai bausmių ar įsipareigojimo paklusti sistemai, o kad tiesiog tie dalykai tau padeda lengviau gyventi, paprasčiau atlikti uždavinius, nes viską, ką tu darai, turi tikslą ir prasmę. Šauliai ragina pamiršti stereotipus ir kviečia prisijungti visus – merginas ir vaikinus nuo 11 iki 18 metų nepriklausomai nuo jų fizinio pasirengimo ar pomėgių. Mėgstu jaunimui sakyti, kad visiškai nesvarbu, kuom jūs būsite užaugę – verslininkai, politikai, šiaip geri žmonės, bet jeigu jūs išeisite į gyvenimą su pagrindu, kaip mėgsta sakyti sąjungos vadas, ateikit visi, rasim veiklos visiems. Pabandyti vis laik verta. Kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje veikia jaunųjų šaulių padaliniai. Prisijunk prie jaunųjų šaulių, prisijungink technologijas ir tapk tuo žmogumi, kuris gali pasirūpinti savimi bei aplinkiniais.